baiginėjom registraciją. Andžela užregistravo, davė visus popierius, lipdukus Ryčiui, kad mes atrodo jau pasiruošę. Jo, papusryčiavom, išsimiegojom, atvažiavom dabar išsipakuoti. Dabar viską nusiimsim ir va čia susirinksim. Čia yra tokia susirinkimo aikštelė, rigging, derigging, sakykim taip. Čia Jurčiuko stovi, jisai pats atskrido iš Ukrainos. Gražus lėktuvėlis, atskraidyklės visokios. Kokie čia numeriai, čekai. Tai va, kimbam į darbas. Nu va, išsipakavom jau vežimėlius, čia Ryčio. Rytis meldžiasi prie savo sparno jau. Aš irgi savo išsipakavau. Ant priekabos lieka visoks barachlo. Šiaip atrodo nėra labai karšta, bet kokie 22, bet saulė spigina. Dirbam toliau. Žiūrėkit, Hebra, kaip susipakavo. Aišku, visi celofanai išsimuturiuoju, bet pabandė suviniuoti viską į vieną didžiulį maišą. Ir čia Lenkai va tokie atvažiavę. Nu, ne kažką, man atrodo, pas mus geriau gaunasi pakuoti. Nu, papasakok, Ryti, ką tik padarei. Žiauriai užsiknisau, pavargau ir prisukau skraidyklę prie žemės. Jo, pas mane irgi batareikas jau visiškai baigėsi, aš va ten prisukau savo. Susirinkau viską, plius minus ten, nu, liko dar keletas smulkmenų, bet jau stovi. Ir jau dabar yra kiek kokios 3 valandos. Ir iki 8 vakaro yra skraidimo laikas. 4 jau yra. Nu, valanda gerai iki skraidimo vakarinio. Jo, o mum dar papietaut būtų labai fainiai. Ir dar suvažinėti kažko. Ir dar būtų gerai nusiprausti, jo, ir į miestą nuvažiuoti visokių, prisipirkti, ko trūksta. Tai nežinau. O batareika jau, organizmas jau viskas, jau viena akis mirksi, jau... Žodžiu, gal šiandien ir skraidimų nebebus. Susitvarkysim techniką, skraidysim normaliai rytoj.